Sveiki. Labai ačiū už jūsų laikus, komentarus, pasirašymus į šį kanalą. Man labai malonu tokia. Malonu, kad dėkojate. Daug širdelių. Pažiūrim šiandien jūsų gyvenimą, jūsų ateitį. Bendrai galit sugalvoti laikotarpį, bet gal čia parodys apskritai visą jūsų ateitį. Pažiūrėsim, ką pasakys kortos. Pirmiausia, žiūrėsiu jūs, kad save atpažintumėt. Arba gal situacija, kokia jūs esate dabar, parodys. Kas jūs, kas žiūri mane? Žmogus, pas kurį šiuo metu yra kažkokia pauzė santykiuose, meilėje. Sustojimas, kaip pasakyti. Nieks nevyksta. Ir čia gali būti meilės trikampis. Šiuo metu jūs pergyvenate kažkokiu dėl finansų dar. Čia jūs rodo jūsų gyvenimą labiau. Jūs pergyvenate, žodžiu, dėl finansų. Bet va čia šalia, dėl savo komforto, finansinio, gerovės, gal kažko, bet jūs laukite gal kažkokių ar žinių? Ar gavote jau tas žinias, tokias malonės? Šiaip tai neblogai, darbas. Malonus pasikeitimai darbe po pergyvenimų pas jūs. Taip. Žinia kažkokią gavote dėl darbo. Jūs labai pergyvenate, bet iš tikrųjų, kaip aš suprantu, dabar gerai. Jo. Palaukit sekundę, atsiprašau. Čia jūs gavote žinią. Iš ko? Apie pabaigą. Iš vyro, žodžiu, imperatoriaus. Čia gali būti. Jeigu negavote tos žinios, tai greitai gausite. Tai žodžiu, čia iš imperatoriaus, ne, kur pasiten kažkas. Tuoj sekundę. Čia žinot, čia su tuo jaučiu, su kuriuo trikampis. Apie pabaigą. Žodžiu, jeigu pas kažką yra trikampis, sulauksite žinios apie pabaigą. Kad šeimoje yra padėtas taškas, ar santykiuose nebūtinai įsivedęs. Jisai gali būti tiesiog svarbiausias jūsų žmogus gyvenime, žinot. Ir apie naują pradžią. Gal iš kažkokių draugų, iš kažkur sužinosite, kad jisai, pavyzdžiui, išsiskyrė. Nes pas jūs dabar kažkokia stagnacija, nieks nevyksta pauzės, žinot? Nėra iš jo nieko, jokių žinių nieko.
Iš kažkur jūs sužinosite. Iš kažkur jūs sužinosite, kad pas jį įvyko skyrybos. Jo. Ir jisai jūs stebi. Taip, ateityje žiūrėkit šitą situaciją, kaip jūs įspręst. Jūs sužinosite, kad jisai, jeigu čia jisai susijęs su darbu, ane, tai ko gero jisai buvo susijęs su darbu. Šitie santykiai pas jūs kažkokie finansiniai, rodo didelę meilę darbe, galbūt, ar su finansai susiję, nes jisai, kada išsiskirs, apsireiškia daugiau materialinė prasme, gal kažkokį pasiūlys ar naują darbą, ar kažkokią dovaną. Čia ne tai, kad jis tipo atsiranda ir sako, va, aš jūs myliu, žinot, ne, čia tokie kaip materialiniai dalykai, bet jisai ateina su didelė meilė pas jūs. Ir jisai jūs ilgai labai stebėjo kažkaip tai. Nu ir viskas, jisai vienišas. Nu tai čia jums gera žinia, jeigu jūs to laukite. Čia būtent va tom moterim tiks. Jo, ir jūs išeinat iš labirinto ir tampate mylimą moterim. Nu čia labai gera pranašystė. O jums reikia jį priimti. Nu, sunku jums bus iš pradžių labai, nežinau. Gal ten žinot, kaip dar bus kažkokie nebaigti su šeima reikalai. Dar tenais, žinot, bus kažkokie sunku bus, žinot, va čia rodo, nu, nepakeliama našta. Sunku, bet jisai ateina, ta prasme, su meilė, viskas tvarkoja pas jūs. Bet toksai aplaužytas, apdaužytas, žinot, gyvenimo. Nu, jeigu jūs pasirengus biškit, ta prasme, nu, suprasti, kad bus sunku iš pradžių tikrai, tai tada viskas tvarkoja. Bet jūs kaip ir peraugačiau šitą situaciją ir jums, nu, jūs labai abejosite, ar to reikia, nors gal jausmai pas jūs ir yra. Bet jeigu, ta prasme, jūs jį priemate, ta prasme, viskas tvarkoja, tai pas jūs ateina ta, kaip pasakyt, komfortas meilėje. Jis gali būti vandens ženklo, tai žuvis, skorpionas, kas dar? Žuvis, skorpionas, pamiršau, dovanokit trečią. Vandens ženklo, žodžiu, toksai jausmingas. Gal biški mėgėjas kartais išgerti, žinot, mėgsta kontaktus, mėgsta pasisėdėti, pabendrauti. Nu ir čia kelionė krenta, kelionė. Nu, kelionė į naują gyvenimą.
Bet sakau, jam čia nepakeliama našta. Nepakeliama našta jau tenais, ta prasme, kur jisai yra, tiek darbe. Čia, žinokit, ir darbą jisai pakeis, naujas darbas jam eina. Nu ir va, ir po tų visų praradimų ateinat į... O jūs žinot, jūs galite būti žemės ženklo, ne? Monetų karalienė. Tai tokia racionali moteris, mokanti uždirbti. Sakau, pas jūs darbe ten buvo kažkokia, jūs labai pergyvenote, bet vat jūs arba gavot, arba turit gauti gerą žinią susijusią su finansais, su darbu. Gal šitas vyras, jeigu susijęs su darbu kažkaip, jūs vėl ateisit į kontaktą, žinot, ir sutvarkys tiek ir materialiniai reikalai. Nu ir čia po kiek laiko, jeigu jūs jį priemate, pas jūs šeima, komfortas, naujas darbas. Bet sakau, bus sunku iš pradžių. Nu čia buvęs jūsų būsimas vyras. Jo, ir jūs tampat imperatorienė. Ten, kur pauzė. Jeigu galite turėti vaikų, tai saugokitės, nes rodo vaikus. Nu va, ir vestuvės bus. Ir bus vestuvės. Šiaip labai geras rezultatas po kažkokių, kaip pasakyti, po tos pauzės. Čia gal labiau tiktų tada, pauzė, tipo pabaiga, pauzė ar pabaiga. Tai ne pabaiga, čia labiau tiktų. Kas jūs? Norėčiau apie jūs sužinoti daugiau. Nu, jūs kažkokia, sakau, nepakeliama našta dabar pas jūs. Dėl to buvusio. Jo. Uždarytos durys, ta prasme, čia perkeltinė prasme, pas jūs... Uždarytos durys į santykius dėl to, kad jisai yra ir vėl jisai išlindo. Toks aistringas labai vyras, žinot. Bet su meilė, žiūrėkit. Aš klausiu, kas jūsų, man rodo, tai jūsų vyru. Nu. Bet jūs va vienu energiju esat, ta prasme, labai tinkat vienas kitam. Čia staigios permainos bus. Staigios permainos ir jūs kaip ir prarandat tą savo stabilumą, tą komfortą ir dėl to labai pergyvenat, suprantat? Čia jau ateitis rodo. Nu, nes automatiškai jums reikės išvažiuoti kažkur. Suprantat? Jeigu jūs norėsit su juo būti, jums reikės išvažiuoti jo ir pakeisti net naują darbą. Ir koks jūsų bus gyvenimas? O Jėzau, ir santuoka. Nu, tai labai gerai. Jūs išvažiuosite iš ten, kur dabar esate. Jo. Čia... Jo. Toli išvažiuosite kažkur. Gyvensite su juo kitur. Ne čia, iš kur jūs žiūrite. Kitoj šaly gal netgi. Bet jūsų svajonė įsipildo ir čia santuoka.
santuoka. Nu ir vėl kartoja. Santuoka, kur buvo trikampiai. Tai jų nebebus jau. Taip, viskas, saulė. Nežinau dar ką pasakyti, toks pakankamai trumpas gaunasi būrimas, čia kapstyti nėra ką. Čia jūs puikiai pati nujaučiat, tiesiog jūs, man atrodo, žiūrit ir galvojat dabar, čia tipo jau viskas, ar ne viskas? Ne, ne viskas. Va, imperatorius jūsų. Kažkokios greitos žinios ir situacija pasikartoja, ane? Bet pasikartoja kartu kaip ir su rezultatu jau. Kad jau šį kartą po tos pauzės turėtų būti jau, kaip pasakyti, jau finalas vestuvės jau. Nu, aš jaučiu, kad jūs žemės ženklo labiausiai tiktų. Arba čia tiesiog rodo, kad žmona jau jūs jo būsit. Bet reikia kantrybės ir važiuokit vėl tas trikampis, po trikampio, nu. Pabaiga su žmona. Jo, kartojasi kortos, tai aš dar kartą nebežiūrėsiu. Man labai jūsų neatskleidė, bet būtent atskleidė va tą istoriją. Ir būtent kokiam žmogui čia tinka. Suprantat? Skyrybos, santuoka su kitu žmogum, nu, su tuo žmogum, su kuriuo yra pauzė dabar. Vat su kuriuo yra pauzė, apie kurią jūs galvojate ir su kuriuo jūs norite. Ir čia jau gauna, sakau, kad jūs išvažiuosite kitur gyventi ir teks va dėl to jūs ir pergyvenat. Čia gal netgi ne dabar pergyvenat. Čia gal jau daugiau ateitį rodė. Pergyvensite dėl savo stabilumo, komforto, nes jūs dabar jį turite. Nu, ta prasme vis tiek rodo, kad jūs dirbate, turite finansų. Nėra taip, kad bet jūs rodo, kad pergyvensit. Tai reiškia dėl to, kad jums reikės kardinaliai pakeisti tiek darbą, būnant su šito žmogum, ta prasme. Tiek gyvenamą vietą ir netgi miestą, šalį. Jo, ir čia jau visam gyvenimui žiūrėkit, jums šita šeima bus. Nu, labai faina šiaip, jeigu jūs su juo norit būti. Stebisi jūs. Jūsų jo mylima moteris rodo. Nu, va čia ta turbūt žmona. Nu, va rodo, kad jisai jau tenais tiesiog išsekęs tuose santykiuose. Ir čia jau aukščiausios jėgos stumia link tos pabaigos, žinot? Va ir naujas kelias jam. Ir va aš turbūt čia, būrėja šitą, kuri jums pranašauja. Nu, kartojasi, žinokit, istorija, nieko daugiau negaliu pasakyti. Tai galiu paklausti, kada prasidės pokyčiai. Čia šitai moteriai labiausiai turbūt aktualu, kuri žiūri santykiai. Jeigu jums rezonuoja, tai va čia jūsų yra. Čia kitokių variantų aš nematau. Ta prasme, čia va tik tokį variantą, kokį pasakiau. Tai čia gal ne plačiai auditorijai. Nojabr. Nu, rusų aš moku, bet tiek neatsimenu nojabr, ką reiškia. Nu, žodžiu, pokyčiai prasidės šitą mėnesį. Nojabr. Po kelių savaičių. Nu, čia jaučiu vasarą. Jo. Švenčių dienomis.
Vasara čia. Turbūt jau sužinosit po kelių savaičių, kam rezonuoja. Po to ten prasidės ten tie, jau judesys, jau ta pauzė kaip ir nustos. Ir čia, aš nematau, kad jūs atsisakote šitų santykių. Aš matau, kad tik tai pergyvenate. Bet kad atsisakote, nematau. Bet aišku, jūs galite rinkti savo gyvenimo kelią. Galim pažiūrėti, jeigu jo nepasirinksit, atsisakysit. Ar iš vis įmanoma jo atsisakyti, įdomu. Ar čia jau, kaip sakoma, pažiūrim. Jeigu jūs jo atsisakysit, koks bus gyvenimas toliau? Jeigu jūs nenorit palikti savo stabilumo, darbo, namų, ar sutiksit kitą vyrą? Ar jau čia šitas jūsų likimas, kaip sakoma? Šiaip rodėte nuo aukščiausios jėgos, tai skyrė jums jį, ne jūs vienodo energijų labai, ta prasme, kaip ir tinkat labai viens kitam. Čia santykiai tikrai ne vakar dienos, pakankamai ilgi, tik jie dabar pauzėje. Jeigu jūs jo nepriimat, Čia va, žiūrėkit, vis tiek rodo, tipo, aukščiausias jėgas, šeima, ne? Nu, tai čia kaip skiria jums šeima, čia kažkas jūs stebė, naujas kelias. Nu ir va, čia rodo pabaigą, nu ir kas čia tada, jeigu jūs jo nepriimat? Nu, tai rodo vis tiek tą patį. Reiškia, jūs vis tiek priimat. Nu, vėl ta pati istorija, nu, žiūrėkit, va, jūs, va čia, va, tipo, jūs vėl ten tas rodo, kad pasikartos vėl situacija, po trikampių, vėl meilė, ten jeigu neturit vaikų, galite turėti vaikų, po praradimų, vėl žinia ir žiūrėkit, kiek kaladė liko ir viskas iškrito tas pats. Nu, tai nėra kitų variantų, aš taip suprantu. Jūs jį priimsit tiesiog ir viskas. Prasme, čia nėra, kad tipo, nu, pagal kortas. Čia tiesiog va taip ir bus, tai jūsų likimas, tipo, kaip ir nėra kito kelio. Nes, ko gero, jūs pati to norite. Nu, man, sakau, man tą pačią istoriją kartoja. Tai žodžiu įdomiai. Bet šita istorija gera, tiesiog sakau, jums teks kantrybės, nes permainos yra kardinalios ir jums tiesiog bus, kaip pasakyti, nu, papergyvensit, reikės kantrybės ten, kad susitvarkytų ir tas žmogus, ir nežinau, kaip ten. Ten jau tos smulkmenos jūs patys žinote, bet čia, vat, sakau, kaip rodo kortos. Kaip ir kito varianto nėra, nebus taip, kad jūs jo nepriimsit, man net nerodo tokio varianto, kad jūs galite jo nepriimti. Reiškia, jūs jo norite. Nu tai ir linkiu jums, kad greičiau viskas tas susitvarkytų. Bet pas jūs viskas bus puiku, darbas bus naujas. Namai, kaip pasakyti, šeima, viskas bus po kurio laiko. Vaikai netgi, jeigu norite, jeigu galite ir norite, tai rodo meilę, finansai, ta prasme, viskas bus gerai. Tiesiog vienam gal sakau, daug yra milijonas, tai yra mažai milijonas, o kitam daug yra 1000. Tai, va, tai pas jūs bus pakankamai, jūs busit patenkintas savo gyvenimu.
Tiesiog reikia nebijoti palikti visą tą, ką dabar turite. Turiu omeny, jums reikės tikrai išsikraustyti kitur. O čia rezonuos būtent tam, kad išsikraustyt. Kieno žmogus kažkur toli gyvena ir jums teks išsikraustyti. Arba netgi kartu gal išsikraustysit kažkur toli. Gal kuo toliau nuo, pavyzdžiui, praeities. Tai va. Tai linkiu jums tada, sakau, kuo greičiau, kad įsipildytų tie geri dalykai, o blogi apeitų. Ačiū.